Vilniaus teismas toliau nagrinėja buvusio televizijos žinių vedėjo ir dabartinio Seimo nario Roko Žilinsko ir jo draugo Marko Gurskio bylą. Jie abu kaltinami 2007 gruodį atsisakė taksistui mokėti 40 litų už kelionę, o vėliau pasipriešinę policininkams ir juos įžeidinėję. Penktadienį teisme apklausti 4 policininkai. 2 policijos patruliai vežė Roką Žilinską į komisariatą ir 2 komisariato darbuotojai. Jie tikino iš Roko Žilinsko ir jo draugo lūpų išgirdę daugybę įžeidinėjimų. Esą tuometinis žinių vedėjas juos vadino mentais, gaidžiais, kitais necenzūriniais žodžiais. O vienas pasakojo įsižeidęs, kai Žilinskas jam pasiūlė čiulpti, o jam esą tai nemalonu. Seimo narys tokius kaltinimus neigia. Apskritai visi tie žodžiai, kurie išvien yra minimi 1, 2, 3, viename protokole, kitame protokole 1, 2, 3, tai nėra iš mano leksikono. Bylos nagrinėjimas jau eina pabaigos link. Kitame posėdyje planuojama baigti apklausinėti visus liudininkus. Aurimas Račiukaitis, LRytas LT.